Labas, aš Linas Kacoris ir šiandieną filmuojame video Vilniaus mieste. Grįšim prie mano seno kontento, kurį dariau prieš 6 metus, šiek tiek sujungsim su kontentu, kurį dariau prieš pusmetį. Ieškosim šiandieną madingų žmonių, gražiai apsirengusių ir šiek tiek mėginsim su jais susipažinti. Ką žmonės yra apsirengę tokiu, sakyčiau, šiek tiek lietingu oru ir gal ne pačiu fainiausiu, ne pačiu saulėčiausiu. Tai pažiūrim, ką žmonės tokiu oru yra apsirengę Vilniuje. Mano vardas Ignas. Ignas? Ignas. Malonu, Ignai. Kas tave inspiruoja labiausiai tavo outfitui? Turi kažką? Instagram'e seku porą žmonių iš Amerikos, tai va ten pasisėmiau inspiracijos. Ok, tai Instagramas pagrinde. Jo. O ką esi šiaip apsirengęs dabar? Nu tai ką, turiu Martinsus užsidėjęs, turiu džinsus, šitoks megztinukas ir kultukas. Ką iki šiaip gyvenimą darbuoji, studijuoji? Truputį darbuojuosi ir mokuosi mokykloje dar. Jo. Ok, kelintą klasę? 11. Kažką žadai gal su fashionu daryti, nes šiaip labai gerai atrodo? Ne, su fashionu ne, čia fashionas šiaip toksai kaip ir hobis, bet ne, ateities manau nesiesiu su tuo. Ačiū tau labai, geros dienos, viso, iki. Ko vardu būsit? Lina. Lina? Malonu, aš irgi Linat. Malonu. Tai ką, esat apsirengusi? Džinsus, Džinsai, batai, nu, batai. matot. O kur įsigijot šiaip dažniausiai internete ar fizinės parduotuvėse? Anksčiau internete, dabar jau grįžau prie fizinių parduotuvių. Kodėl fizinės? Džinsai, nu žiūrint ką, džinsus visada tik fizinėse, nes turiu matuotis, o viršų galiu ir internete. Tai Ką šiaip darbuojatės? Darbuojasi ką? Komunikacijos srityje. Kiek išleidžiat, pavyzdžiui, savo išvizai per mėnesį? Laukam, Nedaug, ten kažką? žinokit. Skirtingais mėnesiais, sezonai, šiaip mėgstu ir second hands, tai nedaug. Iki Okay. 100 eurų max. What's your name? I'm Nicolas. Nicholas, where are you from? Spain. Spain? I'm from Spain. What are you doing here? Yeah, I work in the embassy of Spain. Oh, all right. Could you tell what are you wearing? Like you look very beautiful. Okay, thank you. These are New Balance. Uh-huh. I don't know the name. 2002. Yeah. This is from Bershka. This is second-handed. Yeah. And this is from Zara. I've been working in Inditex so long, so everything is from Inditex. What's your biggest goal? Do you have it? To do here or in life in general? In general, in your life. I want to be like to the European Commission. I want to get there one day. That's my Right. goal in life. All right. And how much do you spend like on beauty, like on your hair, your maybe skin? I don't know. Okay, now I'm before party, so I'm like wasted, but I spend so much, like I don't know, 2 hours. I do skincare, I do hair and stuff. All right. Now I'm wasted, but You just have been to party? I see some sparkling stuff. yeah, yesterday. Well, just a few hours ago. Koks tavo vardas? Gruodis. Gruodis? Taip. Žiauriai geras. Tai papasakok, ką esi apsirengęs? Turbūt nieko ypatingo, kelnes iš Humanos, koža iš Humanos, šitas džemperis iš Tauragės turgaus, aš labiau mėgstu tokius panaudotus drabužius atrasti, kurie turi tokio senamadiško jausmo. Aha. Tai va, o batai iš Vintedo, Okay. tai nieko labai daug ypatingo nėra. Kaip šiaip įvardintum savo stilių? Mėgstu įvairiai rengti šiaip, kartais mėgstu tokį jaunatvišką, tokį baggy jeans visą stilių, tokį skater boy. Dažnai mėgstu dar apsirengti tokį rudenio arba žiemos atveju, mėgstu apsirengti šilčiau, tai kažkas tokio old money kartais vat, koža, kažkas tokio. O ką šiaip užsiemi gyvenimą, dirbi, studijuoji? Darbas mokykloje 12 klasė, tai jau pabaiga, bet mėgstu grafinį dizainą, biškį su menais užsiiminėju, laisvalaikiu mėgstu riedlentas, važinėti, kartais keliauti. Turi kažkokią šių metų gaulą? Turbūt išlaikyti egzaminus ir stoti ten, kur noriu. Daug išleidi pinigų ant plaukų kirpimas ir šiaip savo išvaizdos? Ne, daug neleidžiu. Labai ilgai auginu savo, turėjau labai ilgus plaukus. Šią žiemą nusprendžiau kažką naujo padaryti, tai taip normaliai apsikirpau. O ant išvaizdos ne, daug neišleidžiu šiaip. Šiaip tavo labai kietas šukuos, nes aš pats esu vyrų plaukų stilistas. O kiek dažnai kirpiesi? Prieš kokius 1,5 mėnesio kirpausi. Planuosiu, nežinau, kaip pradės man jau kristi ant akių, tada jau vėl kirpsiuos, tai čia dar koks mėnesis spėju. O paskutinį kartą dar prieš tą, tai, ką žinau, praeitą vasarą kirpausi, tai biškai užtruko, kol atėjau vėl. Kiek laiko trunki sustarint savo plaukus? Nežinau, kaip kartais sukrenta. Kartais užtenka tiesiog į dušą nueiti, gerai išsidžiavinti ir viskas yra tobula. Kartais reikia tenais biškai daugiau padirbėti. Tai ko vardu būsit? Loreta. Lakiniai batai, plačios kelnės ir paltas. O kas inspiruoja stiliukų jūsų? Kur pasisimat internete, gal kažkur Gal stebėt kažką? internete, gal Instagram'e, Pinterest'e kažkur. Turit kažkokį žmogų, kuris labiausiai inspiruoja? Ne, gal
Pati susikuriu kažkokį įvaizdį, kaip nuotaika. O ko užsiemat gyvenime? Medicinai. Medicinai? Taip. Nice. Ačiū. Gražios medicinos darbuotojas. Dėkui. Daug išleidžiat pinigų ant savo išvaizdos per mėnesį? Nelabai. Ne? Tikrai nedaug. Plaukam? Plaukam tikrai investuoju, bet tenka retai kirptis dėl to, kad garbanoti plaukai, tai metus 2 kartus. Bet labai gera kirpėja, tai jau labai taip kažkaip šviežiai dabar šiandien atrodo, nes neseniai kirpaus. Kiek laiko trunka susistailinti savo plaukus? Plaukus 15 minučių gal. 15 minučių? 15-20. Kuo būsit vardu? Žana. Gengus, paprasti džinsiukai, maikutė paprasta, kailinukai, viskas čia paprasta, žinokit. Čia, nežinau, reikia tik suderinti. Papuošalas, va, iš šitos parduotuvės čia, va, Laura Butik ir viskas. Va, tokie va smulkmenos, baretė paprasta. Iš senų laikų išsitraukta. O kas dažniausiai jūs inspiruoja jūsų stilių internete? Ar? Pati skonis mano toks, žinokit, kitaip Viską paprašiau negaliu. Kiek šiaip skiriat per mėnesį savo išvaizdai? Plaukai, tarkim, ten veido procedūros? Nepasakyčiau, kad daug. Nepasakyčiau. Rūbams taip, negailiu, papuošalams. Bet daugiau tai nedaug. Aš galiu ir iš paprasto padaryti kitaip. Tai kuo būsi vardu? Iveta. Iveta? Gražus vardas, mano sesės vardas Iveta. Smagu. Tai papasakok, ką esi apsirengus? Tai esu apsimovusi Aldo batus, Aha. tada Zara kelnes, striukiai iš Humanos ir skarelę, nežinau iš kur, iš namuose radau tiesiog. Ir tašiukas iš Šeino, man atrodo. Labai Šeino? blogai, labai blogai. Kas dažniausiai tave inspiruoja tavo stiliukai? Nežinau, palei nuotaiką gal. Stengiuosi nepirkti tiesiog, kai pamatau kažką ir iš karto. Dažnai apgalvoju ilgai. Nebent Humanai būna, tai tada jau pasiemu tiesiog. O šiaip tai, ja, tiesiog. Bet šiaip Instagramas, Pinterestas ar nelabai? Nelabai domiuosi. Iš savęs, ne? Tiesiog, ja. Labiau internete perki ar fizinėse mėgsti bent jau? Ne, fizinės labai nemėgstu, tai labai retai tai būna, nebent kažko labai reikia. Ja, tai labiau internete. O kuo užsiemi gyvenimą? Studijuoju, dirbu, Kas studijuoji? pradinį ugdymą. Pradinį ugdymą? Nice, labai faina profesija. Kiek laiko skiri savo išvaizdai, pavyzdžiui, ryto? Daug? Ne, visiškai ne. Visiškai ne? Ne, nu pusvalandis gal. Okay. Kiek išleidi pinigų, pavyzdžiui, per mėnesį tam plaukam, veidų, nežinau, tokiem dalykam? Per mėnesį tai gal kokį 50 eurų tik tais. Aha. Ja. Stengiuosi viską pati darytis, tai sutaupau. O iš kur pakabukas savo yra? Pakabuką pirkau Palangoj. Buvom per mamos dieną, tai nusipirkau. Kuo būsit vardu? Julijana. Tai ką esat apsirengus, papasakokit. Balenciaga kėdai, Yoshi Yamamoto kelnis, Mas džempas, o čia tiesiog kažkur, tai kažkada tai pirkau šitą, neatsimenu. Nu ir rankinukas. Okay. Kas labiausiai jūs, pavyzdžiui, padeda sugalvoti, ką rengtis? Kas inspiruoja, pavyzdžiui, tą, nežinau, turit kažkokį žmogų, kas seka dar kažką gal? Dukra. Dukra? Aha, labai. Okay. Jinai labai šaunuolė. O ko užsiemat gyvenimą? Aš esu kirpėja. Kirpėja? Aš irgi. Rimtai geras. Tik vyrų. Aš labiau su moterim. Moterio? Turit kažkokį tikslą šių metų? Toks turbūt amžius jau parėjo, kai dėl šeimos, su šeima kažkaip vat, labiau noriu į tą pusę. Anksčiau tai labai daug planų būdavo, bet aš ir dirbau anksčiau, labai daug projektų, labai daug tokių visokių dalykų, karjerą, o dabar labiau į šeimą. Tai tikslas yra praleisti daugiau laiko su šeima. Taip. Daug išleidžiat pinigų ant savo priežiūros, veido, plaukų, tarkim per mėnesį. Tikrai nemanau, kad labai daug, nes kiek girdžiu iš draugių arba ten klienčių ar apskritai iš aplinkos, tai tikrai gerokai daugiau. Aš tai ne, aš tokia mėgėja gal pati namuose kažką tai paveikti, nes turiu dar vieną dukrą, kuri inspiruoja prižiūrėti būtent šitos dalykus. Koks tavo vardas? Gytė. Gytė? Jo. Tai papasakok, ką tu esi apsirengusi? Tai Carhartto striukė, tada kelnes Carhartto ir sambas. Kas tave inspiruoja šiaip labiausiai? Tai Instagramas, tada tie socialiniai tinklai, TikTokas ir ten babama. O turi ką seki, pavyzdžiui, kažkokį specifinį žmogų ar nelabai? Ne, nu aš žiūriu visumoje bendrai. O tu turi kažkokį šių metų tikslą ar kažkokį užsibrėžus? Šiaip tikslo tokio nelabai, tiesiog būti su šeima va irgi ir šiaip gerai praleisti laiką ir mėgautis. Tai abidvi esat šeimyniškas. Jo.
O pati studijuoji, darbuojas? Aš mokyklai dar. Mokyklai? Dabar 11 klasė, tai tarpiniai egzaminai. Viskas bendrai taip. Tai sąlyginai tikslas išlaikyti egzaminus. Jo. Nu, išlaikyti išlaikysim, bet kaip išlaikysim, čia svarbiau. Turi kažkokią jau pasirinkus kryptį, kur nori studijuoti? Verslas, finansai. O tu daug pinigų išleidai savo priežiūrai? Kiek tėvai duoda? Tiek ir išleidžiu. Ko būsi vardu? Mėja. Mėja. Taip. Tai papasakok, ką esi apsirengus šiandieną? Džinsai iš Zaros, tokie juodai pilki, švarkas paltas iš Arket, gražus rudas, nežinau, šalikas juodas, tašė, tokia va. Taip. Kas labiausiai inspiruoja tave, iš kur semiesi inspiracijos outfitam? Pinterestas, manau, labai svarbi platforma, TikTokas, kažkaip šiaip gal draugai, šeimos nariai. Taip. Galėtum kažkaip apibendrinti savo stilių, kažkokį pavadinimą duoti? Nu, aš bandau taip klasiai rengtis, taip gal moderniai, kažkas tokio. Taip. Daug laiko praleidi savo priežiūrai? Manau, kad taip, labai svarbu. Taip. Ką veiki šiaip gyvenime? Mokausi, dabar 11 klasė, labai daug darbo. Su draugais būnu, stengiuosi daug visko veikti, kad išsiaiškinti, ką ateityje veikti. Okay. Turi jau kažkokią nusisprendus biškį karjeros kryptį? Šiuo metu labai politiką pradėjo dominti ir visokie tarptautiniai santykiai ir ryšiai. Ačiū, kad žiūrėjot video iki galo. Kol filmavom, pasitaisė ir oras, iš tikrųjų daug ir gerų emocijų pasisėmėm. Faina labai, kad yra tiek vyresnių žmonių, tiek jaunų žmonių labai stiliavo Vilniuje. Ir ką, jeigu turite kažkokį specifinį klausimą, kad užduočiau būtent šiem žmonėm, parašykite į komentarus ir jeigu norite daugiau tokių video, paspauskit like. Iki.